Šiandien sprendžiau nusipirkti modemą, bet pasirodo, kad modemas toks pat kaip pas tėvus namuose, žinai. Tai man konsultantas prikabino makaronų tipo, kad tie paprasti modemai netraukia greičio, šitas yra greičiausias, jis daugiausia traukia, žinai. Galiu parodyti, ką nusipirkau. Aišku, aš neminėsiu to modelio, bet va, tokio dydžio, kaip pas tėvus grinai, žinai, modemas. Modemas grinai kaip pas tėvus, tik tai vienas minusas yra, kad jis buvo sugedęs taip, jog reikėjo vežti perinstaliuoti jam programinę įrangą. Konsultantas sakė, kiti modemai nepaveža to greičio, jame nėra procesorius. Pasižiūrėkit, kas yra šitame modeme. Jūs pasižiūrėkit, kas šitame modeme yra. Va, va mano ranka. Mano ranka. Koks čia gali būti procesorius? Jis toksai silpnas. Ir dar vienas dalykas, pas tėvus toks modemas labai trukčio internetas. Mama sako, nu kas su to internetu, žinai. Tai va, jis buvo gavęs didelį modemą, bet pasikeitė savo, nusipirko va tokį patį kaip aš beveik, žinai. Nusipirko beveik tokį patį kaip aš. Jis kainavo be akcijų 100 eurų, aš pirkau už 56-70. Pirkau, žodžiu, šitą modemą. Nu ir ką, nu ir pasirodo, kad jisai toks pat silpnas kaip ir pas tėvus. Toks pat silpnuolis. Pasirodo, sakau, nepirkit tų brangių naujų modemų, nes jie yra tiesiog nesąmonė. Jie yra labai silpni, maži, neturi geležies, neturi masės. Tai sakau, jeigu galit, pirkit bet kokį iki 40 eurų modemą, kuris yra normalus, užima normaliai vietos, negu tokį šūdą kaip aš. Nes toksai pat modemas yra pas tėvus ir internetu ten naudotis beveik neįmanoma. Ten Wi-Fi striginėja žiauriai. Tai gerai, pas mane vienas kambarys, gal man jo ir užteks. Bet aš noriu pasakyti, nepirkite tų brangių naujos kartos modemų, nes jie tiesiog yra per daug. Jie tiesiog yra per maži ir juose nėra tiek elektronikos, kad jums pavežtų greitį. Taip, aš dabar jį bandysiu, aš turiu garantinį čekį, jeigu jisai suges, aš paprašysiu, kad man grąžintų pinigus. Nes pas tėvus buvo taip, kad šitas modemas, kad va toksai pat modemas sugedo, kad iš viso negalima buvo naudotis internetu. Toks pat modemas dabar pas mane, aš sumokėjau apie 57 eurus. Tai yra tiesiog didžiulė kaina, nors jis šiaip kainavo be nuolaidos 100. Tai yra nesąmonė, nemokėkit didelių pinigų už modemą, kuris yra tokios prastos būklės. Nemokėkit tokių didelių pinigų. Aš pats nežinau, ar jisai man paveš internetą. Pagal konsultanto parodymus ir tai, kas parašyta ant pakuotės, jisai paveža 1,8 gigabito per sekundę, bet pasižiūrėjus į va tokį dydį, aš matau, kad man internetas arba bus labai lėtas, arba jisai labai trūkčios. Taip, kad nežinau, galvoju, gal jį pasikeist, bet yra ir kitas variantas, palaukti, kol suges per 2 metus ir tada vežti ir paprašyti, kad atiduotų pinigus. Šiaip sakau, bet koks modemas, kuris yra normalaus dizaino, normalaus dydžio, bet koks modemas jums tiks internetui. Man pasakė, kad tie seni modemai yra iki 300 megabitų per sekundę, bet pasižiūrėjus į šitą, sakyčiau, kad šitas modemas yra 300, gal 150 megabitų per sekundę. Jisai tikrai netrauks gigabitų ir man internetas bus labai lėtas. Aišku, ten gal kokiam, jeigu jungsies iš karto su ta Ethernet jungtimi, gal jisai ir veiks, bet Wi-Fi jisai yra labai riboto atstumo, labai stringa ir sakau, nepirkite brangiausių modemų, kurie yra naujos klasės ir kurie turi geriausius vardus.
nes jie tiesiog neturi iš ko teikti internetu, juose nėra geležies, nėra elektronikos. Taip pat, kalbant apie tą modemą, kyla klausimas pagal jo galingumą, kokioms reikmėms jis gali būti naudojamas. Tai yra, aš norėjau pasakyti, kad neaišku, kokioms reikmėms jisai naudojamas, kam jis yra skirtas. Nes jis yra iš tarptų naujų žemiausios klasės, aišku, jisai labai brangus. Jis yra tarptų naujų žemiausios klasės, brangus, tačiau vienintelis klausimas yra, kokiom reikmėm, vienas iš dalykų aspektų, kam jisai skirtas. Jeigu jisai skirtas tik tai teksto failų įkelimui, tai kam jisai reikalingas? Nes aš dirbu su vaizdinė medžiaga. Klausimas, ar jisai gali būti našus, dirbant su vaizdinė medžiaga arba su vaizdo įrašais? Va toks dalykas. Kitas dalykas, ar interneto tiekėjas, ar šitas modemas leis interneto tiekėjui užtikrinti maksimalų greitį. Tai antras dalykas. Trečias dalykas, ar jisai yra patikimas ir ar jisai negali išeiti iš rikiuotės dėl menkiausios kibernetinės atakos. Tai va, pirmas dalykas, kam jisai naudojamas, gali būti. Antras dalykas, ar jis patemps interneto tiekėjo ryšio spartą. O trečias dalykas, ar jisai neišeis iš rikiuotės dėl to, kad yra lengvai sutrikdoma jo veikla. Taip kad, žinokit, prieš perkant jūs turėtumėt atsidaryti pakuotę ir realiai patys pačiupinėti, pajusti svorį, pajusti jo gabaritus, apžiūrėti, kiek yra antenų ir patys realiai turite įsitikinti, ar jisai veiks su jūsų interneto tiekėju, ar jisai neperkais, ar jisai neišeis iš rikiuotės ir ar jisai bus pakankamai galingas, kad aprūpintų namus Wi-Fi gerų ryšių.